turtai pardavimo sąlygos trumpai. 300 eurų į priekį ant reklamų. Komisiniai prasideda nuo 2000, likusius pinigus reikia atiduoti po pardavimo. Apsigalvojimas lygų atsiskaitimas. Atsiskaitimas, kiek nutraukimo atveju atsiskaityti, būna įrašoma sutartyje. Tai yra todėl, kad komandinis darbas, jis nėra kažkoks šansų gaudimas, jisai padaro konkretų tam tikros apimties darbą ir jisai yra labai vertingas, todėl kad jis atskleidžia tikrąją turto vertę, o tai savininkui yra pati svarbiausia informacija. O parduoti ar neparduoti sprendžia savininkas, jisai parduoda arba neparduoda. Jeigu savininkas patiki mums reguliuoti kainą ir parduoti už aukščiausiai įmanomą kainą, mes garantuotai parduosime. O savininkas gali spręsti, parduoti ar ne, ten jau jo atsakomybė ar ne. Jeigu jis permeta atsakomybę mums, mes garantuotai parduosim. Bet kainos reguliavimas turi pereiti kartu su atsakomybė. Tai va. Pardavimas tik per mus, jeigu ateina koksai kaimynas ar draugas ar giminaitis nuperka, reiškia irgi mūsų nuopelnas, nes mes jį patraukėme su savo reklama. Tai va. O mes dirbame stipriau negu kažkokie šansų gaudytojai agentai. Kodėl mes juos taip vadiname? Todėl, kad jie įdeda porą skelbimų į internetą ir jie skaito, kad dirba. Ir nebegaišta daugiau laiko su to objektu, eina prie kitų objektų. Ir jie taip prisikaupia 100 kokių objektų, prisidėlioja, va taip, kainos nederina, savininko kaina kosmosas, jiem tinka. Ir va taip stovi pasėti objektai ir žmonės po to skundžiasi, sako, blemba, metus laiko pralaikė, nei bendravo, nei ką, sako, dabar dar pinigų prašo už darbą. Esmė tokia, kad sutarties sąlygos turi būti geros abiem pusėm. Ir savininkui turi būti darbo ataskaitos teikiamos ir įrodymai, kad tikrai yra dirbama. Ir kaina turi būti reguliuojama pagal rinką, nes kitaip tai bus laiko gaišinimas. Jeigu kaina nėra reguliuojama ir sako, aš noriu tiek ir viskas, tai yra laiko gaišinimas. Jeigu tu taip nori laikyti savo kainą, tai tada mokėk pinigus kiekvieną mėnesį ir mes tada dirbsim. Tai va. Arba mes tiesiog nedirbam, tu parekomenduojam žmogui, prašau, įsidėk skelbimą į nemokamą portalą ir ten laikyk. Ir tu atliksi tą patį to pigaus agento darbą. Nu. Mes nesame pigus agentai, pas mus yra reklamuotojų komanda. Tai norite, kad sudirbtų komanda reklamuotojų, nusivylėte galbūt agentais įprastais, tai skambinkit, imsim, padėsim. Tik tai sutarties sąlygos truputį griežtesnės yra, apsigalvojimo jau nemokamai nėra pas mus, pradėjai pardavinėti, pradėjai dirbti, įsiaiškinai eigoje, kad turtas truputį pigesnis negu kad tu įsivaizdavai, turi atsiskaityti arba parduoti už tiek, kiek žmonės perka. Aišku, gali prasitęsti sutartį, jeigu tu manai, kad kitą mėnesį gal duos daugiau kažkas, tiesiog pratęsi, įmokėdamas administracinio avanso daugiau, mes pratęsiam už tuos pinigus, mokam už skelbimus, visus prailginam, viską padarom ir toliau dirbam su komandiniu reklamavimu ir patikinėjam darbų ataskaitas. Kas yra svarbiausia, tai yra įrodymas, kad mes tikrai dirbam, kad tai nėra kažkokie tušti plepalai ar pažadai. Tai va tiek. Skambinkit, jeigu norit, dangausturtai.lt yra numeriai. Iki.